Faktų fiksacija 2025 vasario 9 dieną. Žemės sklypo su visais statiniais pastatais perdavimo perėmimo sutartis. Chronometrijos skaičiavimų šiandien 2025 vasario 9. Klaipėda. Gintarė Drazdauskienė ir Žydrūnas Drazdauskas, gyvenantis Klaipėdos rajone Sendvario seniūnijoje Sulmantų kaime Sulmantų gatvėje 8,
vienas parduoda jiems nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamąjį turtą. Žemės sklypą esantį Klaipėdos rajone Senvario seniūnijoje, Radailių kaime, Pipirų gatvė 11, kadastro numeris, koordinačių sistema, naudojimuisi su visomis nuosavybės teisėmis ir tame sklype esančiais pastatais ir statiniais. Gyvenamasis namas 149,81 kvadrato, pirtis 44 kvadratų ir visus kitus pagalbinius statinius nuosavybę su visomis nuosavybės teisėmis vyrui vardu Anatolijus, teisiniai sąveikai naudojančiam žinias, įrašytas 1963 metais, lapkričio 11 dieną, LTSR Klaipėdos miesto darbo žmonių darbo tarybos vykdomojo komiteto civilinės metrikacijos biure gimimo akto įraše nr. 2080. Realaus sklypo su statiniais pastatais perdavimo perėmimo sandorio vertė 310,58 uncijos 999,9 prabos sidabro ir 2 uncijos 999,9 prabos aukso. Tai buvo sutarta žodžiu be nuostolių ir žalos perdavėjų ir perėmėjų. Visas sudarytas atlygis perėmėjai buvo perduotas perėmėjams sutarties pasirašymo dieną. Priedai. LTSR miesto DŽDT vykdomojo komiteto civilinės metrikacijos biuro gimimo akto įrašo nr. 2080 įrašytas 1963 lapkričio 11 dieną notaro patvirtinto apostilizuoto nuorašo kopija 2 lapai. Ir čia yra pasirašiusiųjų, reiškia, žmonių, tai yra perdavėjas Gintarė Kazimiera Drazdauskienė, perdavėjas Žydrūnas Bronislavas Drazdauskas, perėmėjas Anatolič Golubek ir įvykį stebėjusių Ramūnas Alfredo Norvišo, Audronė Eduardo Balsienė ir Vladas Vlado Kvetaržis. Dabar ačiū už vykdytą sandorį. Tau malonaus čia gyvenimo, naudotas pastatais žemės. Dėkui. Prašom. Visos turtas. Ačiū tau, naudotas. Dėkui. Ir vienas egzempliorius, reiškia, pirmas egzempliorius jau pasilieka turbūt pas mūsų, antrasis egzempliorius keliauja tau ir kažkaip pat turbūt. Stebėtojams. Dėkojom. Sandoris įvyktas. Dar kartą paspausime vienas kitam rankas.